Labadiena, šią pamoką mes išmoksime valdyti užsakymus. Tai yra užsakymai. Mes šiame lange matome visus mūsų klientų užsakymus pateiktus mūsų elektroninėje parduotuvėje. Galime tiesiog į kiekvieną užsakymą mums reikėtų užeiti ir pasižiūrėti, kokia yra jo būsena. Kai užsakymas yra pateikiamas ir mes laukiame apmokėjimo, tai mes visą laiką pradinėme užsakymo lape visą laiką matysime, kad laukiama bankinio apmokėjimo ar laukiama PayPal apmokėjimo ar tiesiog dar viena iš būsenų, kuri gali būti, tai yra grynųjų atsiskaitimas pristatymo metu. Taip pat gali būti būsena mokėjimai LT. Kai klientas atlieka apmokėjimą, mes šiame lauke turime atžymėti, kad apmokėjimas yra atliktas ir paspausti pridėti. Su kiekvienu mūsų šiuo paspaudimu mūsų klientas gauna elektroninį laišką apie savo užsakymo būseną. Tai jeigu mūsų užsakymas yra užskaitytas, tai yra apmokėjimas yra priimtas, klientas iš karto gauna informaciją, kad jo apmokėjimas yra užskaitytas. Jeigu mes vykdome siuntimą ir siuntos paruošimui nereikalingas ilgesnis terminas ir mes išsiuntimą vykdome tą pačią dieną, mes tada tiesiog spaudžiame, kad užsakymas yra išsiųstas. Jeigu išsiuntimui reikalingos kelios dienos, tai yra siuntai paruošti reikalingas atitinkamas terminas, mes spaudžiame siuntinys, ruošiamas išsiuntimui. Taip mūsų klientas gaus informaciją, kad jo siuntinys yra šiuo metu paruošimo procese. Taip, jeigu mes atžymėsime, kad siuntinys yra išsiųstas ir pridėsime, tai klientas mūsų gauna iš karto elektroninį paštą apie tai, kad jo užsakymas išsiųstas. Sekantis laukelis dešinėje pusėje tai yra dokumentai. Dokumentai, kuriuos generuoja pati elektroninė parduotuvė. Tai yra sąskaitos faktūro, pristatymo kvitai, grąžinimo faktūros būtų. Panagrinėkime vieną iš sąskaitų faktūrų. Jis iš karto išsisaugo PDF formatu mūsų kompiuteryje. Atsidarę sąskaitą faktūrą, mes iš karto matome, iš kokios elektroninės parduotuvės jinai yra išrašyta, kokia sąskaitos faktūros išrašymo data ir sąskaitos faktūros numeris. Taip pat sąskaita faktūroje yra įrašomas kliento adresas, užsakymo numeris, užsakymo data, apmokėjimo metodas, suma, pasirinkti kurjeriai, kokia kurjerinė sistema tiesiog bus pristatytas siuntinys, prekės tipai, kainos be mokesčių, kaina su mokesčiais, nuolaida, kokia buvo pritaikyta klientui, kokį kiekį klientas pirko, suskaičiuota bendra suma su mokesčiais ir be mokesčių, atskirai išskaičiuotas mokestinis tarifas. Tai tokias sąskaitas faktūras išrašinėja pati elektroninė parduotuvė. Jeigu jūs naudositės buhalterinės programos ar ranka rašytysite sąskaitas faktūras, tai šias sąskaitas faktūras jūs galėsite išjungti. Apie tai bus truputėlį vėliau. Taip, sekantis laukelis yra apmokėjimai. Tai apmokėjimo metodai, kuriuos pasirinks klientas. Apie apmokėjimo metodų įvedimą mes mokinsimės vėliau. Bus atskira pamoka. O šiame laukelį mes tiesiog matysime jau kliento pasirinktą apmokėjimo metodą. Jeigu klientas jums paskambintų ir pasakytų, kad jis pageidautų kito apmokėjimo metodo, tai tiesiog mes jam galėtume pakeisti iš mūsų galimų apmokėjimų metodų į kitą. Sekantis laukelis yra pristatymas. Apie pristatymo funkcijas ir vežėjų įvedimus bus irgi atskira pamoka, kai mokysimės vežėjų ir pristatymo funkcijų nustatymai. Taigi, o šiame laukelyje jau bus pateiktas konkretus vežėjas, su kuriuo klientas norės, kad jam būtų pristatytos prekės. Tai yra ar kurjeris, ar pašto tarnybos, ar jis pageidaus atvykti į mūsų gyvą parduotuvę atsiimti prekių. Sekantis laukelis yra prekių grąžinimas.
Čia mes matysime funkcijas, jeigu klientui bus atžymėta, kad jisai pradėjo grąžinimo procesą, tai visus grąžinimo procesos būsenas mes matysime štai šiame langelėje. Sekantis du langeliai pristatymo adresas ir apmokėjimo adresas, tai yra mūsų kliento adresas. Dažnai būna taip, kad klientai naudoja vieną adresą apmokėjimui ir kitą adresą pristatymui. Todėl jie yra išskaidyti, bet siuntimą mes visą laiką turime daryti į pristatymo adresą. Sekantis laukelis produktai, tai yra visa informacija apie kliento užsakymą, kokias prekes jis išsirinko, kokios prekių kainos, kokius kiekius klientas perka, ar buvo kokie nors prekių grąžinimai, kokį mes turime šių prekių likutį, tai irgi labai yra svarbi funkcija, kadangi mes visą laiką matome, koks pas mus sandėlyje yra prekių likutis, matome, kokie yra šių prekių pristatymo kaštai ir bendra suma. Taip pat kiekvienam klientui ir kiekvienam sąskaitai mes galime pridėti kažkokią tai nuolaidą. Tarkim, pridėkime mes dar vieną papildomą nuolaidą klientui, tegul jinai būna procentais, jinai gali būti suma, gali būti nemokamas pristatymas, pridėkime mes 10%. Galime pridėti visoms kliento sąskaitoms, galima pridėti tik tai šiai sąskaitai. Tai jeigu būtų, šiuo metu mes pridėsime tik tai šiai sąskaitai, spaudžiame pridėti. Automatiškai sistema mums generuoja įspėjimą, kad klientas mums yra permokėjęs pinigų, kadangi nuolaidą mes suteikėme po to, kai jau jisai padarė apmokėjimą. Taip, ir sekantis laukelis dar yra, tai yra mūsų žinutės iš kliento. Mes visą laiką matysime, kokią informaciją mums klientas rašo ar kokia elektroninis laiškas mums ateina per elektroninę parduotuvę. Tai visas užsakymas yra matomas šiame lange. Tai yra užsakymo būsena, užsakymo dokumentai, užsakymo apmokėjimas, užsakymo pristatymas, jeigu yra prekių grąžinimas, pristatymo adresas ir produktai, kuriuos jisai užsakė. Taip pat mes kliento informacijos lange mes visai galėsime matyti, iš kokio puslapio atėjo mūsų klientas ir tai tiesiog mums padės padidinti mūsų reklamą, jeigu mes, tarkim, matysime, kad mums iš kažkurio tai puslapio vis daugiau ir daugiau žmonių ateina, tai mes tiesiog galėsime užrašyti kažkokį tai ar užsakyti reklamą, ar tiesiog daugiau reklamos biudžeto skirti būtent į tuos tinklalapius, iš kurių mes matome, kad klientai ateina dažniau. Sekantis užsakymų valdymo punktas, tai yra sąskaitų valdymas. Mes galime, jeigu mes naudojamės šios sistemos išrašomomis sąskaitomis, mes galime išsifiltruoti sąskaitas pagal datas, tai yra pagal nustatytą periodą, tiesiog išsifiltruoti sąskaitas. Tai būtų generuoti PDF failą pagal datą, jisai mums sugeneruos nuo 1 iki 21 dienos, pagal mūsų pasirinktą datą, tiesiog reikėtų paspausti. Jeigu mes pageidaujame susigeneruoti sąskaitas faktūras pagal būsenas, tarkim, mums reikia sąskaitų faktūrų tik apmokėtų prekių, ar jau ir išsiųstų, ir pristatytų, tada spaustume generuoti PDF failą pagal būseną. Ir taip gautume failų paketą. Taip, kadangi pas mus yra 3 sąskaitos, tai yra apmokėtų sąskaitų yra viena, išsiųstų viena ir pristatytų irgi viena. Tai mes gauname, kad mes mūsų dokumente turime 3 sąskaitas. Sekantis punktas sąskaitų valdyme yra tas, kaip aš ir minėjau. Jeigu jūs naudositės ir išsirašinėsite sąskaitas faktūras patys, tai yra naudositės ar buhalterinę programą, ar pildysite sąskaitų faktūrų šablonus, jūs galite išjungti elektroninės parduotuvės generuojamas sąskaitas faktūras. Taip pat jūs galite redaguoti
sąskaitų faktūrų šablonus. Tai jeigu mes dabar susigeneruotume tas 3 sąskaitas faktūras iš naujo, mes dabar pabandysim dar kartelį susigeneruoti. Taip, atsidarom sąskaitą faktūrą, kurioje mes matome, yra užsakymo sąskaitos serijos numeris, užsakymo numeris, tai šitus visus parametrus mes galime reguliuotis. Tai yra mes galime uždėti sąskaitos priešdėlį, taip pat mes galime uždėti sąskaitos priešdėlį, tarkim, parduotuvės. Galime įrašyti, kad sąskaitas numeris prasidėtų nuo tūkstantinio. Galima rinktis kelis tipus sąskaitų faktūrų, tiesiog kuris jums būtų priimtinesnis ir labiau patenkintų jūsų klientų poreikius ir jūsų buhalterinės apskaitos poreikius. Tiesiog reikėtų paspausti išsaugojimo mygtuką Save. Tai su sąskaitų ir užsakymų valdymu būtų tiek. Dėkui Jums už dėmesį.